Mėlėjai, tiesą sakant, nemoku taip rimtai kalbėti ir sveikinti. Tai galvoju, kad galėčiau palinkėti jums kelių paprastų dalykų. Labai svarbu, kad sausio 1 galva neskaudėtų. Labai svarbu, kad visus metus gerai veiktų internetas, kurį dabar naudojat. Na ir trečias dalykas, kas svarbiausia iš tikrųjų, kad kiti metai nebūtų nuobodūs. O jie tikrai nebus nuobodūs, nes ateina ir rinkimai, ateina ir visai eilė kitų išmėginimų ir išbandymų. Labai svarbu, kad iš tiesų kainos kiltų ne taip greitai, kaip kilo iki šiol. Ir dar svarbiau, kad piniginėse būtų pinigų tiek, kiek jūs tikrai to norite. Tai ir linkiu, kad tuose išmėginimuose ir išbandymuose mes visi su didelė energija, su dideliu entuziazmu kurtumėm kitokią Lietuvą. O partijos bičiuliams ir draugams linkiu jėgos, energijos, iniciatyvos ir tų pergalių, kurių esame nusipelnę ir kurių, mano įsitikinimu, yra pasiilgusi visa Lietuva. Taigi, laimingų naujųjų metų. Laimingų ir garbingų metų mums visiems, mūsų partijai ir visai mūsų Lietuvai. O svarbiausia, gerų metų kiekvienam iš jūsų, jūsų šeimoms, jūsų artimiesiems ir jūsų draugams.